Tikriausiai esat girdėję tokių pasakymų. Mūsų laikais nebuvo nei automobilinių kėdučių, nei šalmų ir va sveiki užaugam. Būtent apie tai šiandien ir kalbėsime laidoje. Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šį sezoną spėjome pakalbėti apie vaikų automobilyje saugumą, nes šiandien laidoje svečiuojasi vaikų automobilyje saugumo edukatorė Viktorija Gorytė Jonson. Sveiki, Viktorija. Labas, Benediktai, labas žiūrovam. Labai gera tave čia matyti, gera matyti grįžusią. Ir ką tu pasakytum apie tą pasakymą, kad mūsų laikais nebuvo tų visų saugumo priemonių, viskas buvo gerai ir kada Lietuvoje būtent išpopuliarėjo tos priemonės ir kodėl tai tapo norma? Čia iš tikrųjų labai dažnai girdama frazė ir ko gero visi tam, ypatingai mūsų tėvai irgi labai mėgsta pabrėžti, nes mes dabar, kai irgi kita karta, kur perkam, naudojam ir tėvam gal netgi liepiam, anūkus būtinai reikia vežti. Ir iš tikrųjų aš taip pasakyčiau, mes užaugom, bet iš tikrųjų ne visi užaugo ir tie, kurie dėja neužaugo, jie nebeturi teisės kažką pasakyti. Tai iš tikrųjų mums pasisekė, sakyčiau taip. Kada Lietuvoje išpopuliarėjo būtent ir galbūt net apie Europą galim pakalbėti, kada tai tapo tokia norma? Ar susietum tai su ES standartais, ar visgi buvo kažkas jau iš anksčiau? Pasakyčiau taip, Lietuvoje ne tai, kad išpopuliarėjo, bet atsirado reikalavimai naudoti autokėdutes, kai Lietuvoje įstojo ES, nes visoje ES galioja tie patys reikalavimai. Tai, sakyčiau, Lietuvoje gal ne iš karto tam buvo nuo tos dienos, pirmos dienos, bet tai atsirado tiesiog reikalavimai iš ES, kad būtina naudoti autokėdutes. O jeigu pažiūrėtumėm bendrai į visą Europą, tai, pavyzdžiui, Švedijoje, kur aš ir pati gyvenu, tai jie jau gerokai anksčiau turėjo savus standartus, tokį vadinamą T standartą, kuriuo tvirtindavo autokėdutes. O Švedijoje, pavyzdžiui, jau anksčiau galiojo tam tikri standartai, jie turėjo savus, tai tokį vadinamą patvirtinimą, kuriuo buvo būtina patvirtinti autokėdutes, kad jas būtų galima pardavinėti Švedijoje. Bet, pavyzdžiui, Švedijoje įstojus į ES, tai ES jiem kaip tik nebeleido to standarto naudoti ir pareikalavo būtent pereiti prie europietiško, to bendro visiems galiojusio senojo standarto. Ir ką labai švedai greitai pastebėjo, kad tas jų standartas buvo gerokai aukštesnis, su daug didesniais reikalavimais negu Europos. O kada vaikui gali būti nepatogu sėdėti? Galbūt tikrai yra tokių variantų, kai kėdutė nesureguliuota, tarkim, ir tikrai vaikas nuklykė, dėl to išimi iš kėdutės vėl viskas gerai. Tai ribų reikalas yra, ar labiau gali būti ir tas nepatogu? Aš sakyčiau, čia reikėtų šiaip pasižiūrėti, nes jeigu vaikui tik tais kartais būna tokie, kad įsodinam ir būtent šiandien kažkodėl nepatenkintas, tada ko gero yra tiesiog pavargęs, persistimuliavęs ir milijonas gali būti priežasčių. Bet jeigu tai kartojasi, tai tada ko gero sakyčiau, kad reikėtų ieškoti problemos, nes gali būti tikrai, kad kažkas yra nenureguliuota, vaikui yra nepatogu. Tas pats, ką labai tėvai žiemą mėgsta žieminius kombinezonus, nes patogu, sušals vaikas ir panašiai, bet ką mes nepagalvom, kad vaikai aplamai yra šiltesni, o dar plus įsėdus į automobilį, būna ir automobilis įšyla ir vaikui tas karštis irgi, mum ir patiems iš tikrųjų nepatogu, kai važiuoja ir jau tiesiog kaisti atrodo, ar ne? Tai mažam vaikui taip pat, tik tais ne vis laik jam išeina pasakyti, kas yra blogai. Tai gali būti labai įvairiai, gali būti, kad ir kažkas nesuderinta, nesureguliuota, bet gali būti ir tiesiog, kad tai yra periodas. Yra tekę girdėti, kad trumpam atstumui galima ir nedėti to vaiko į kėdutę ir matyti įvairiausių atvejų, kaip tiesiog, čia mes per kiemą tik pravažiuosim, arba čia tas atstumas iki parduotuvės 200 metrų. Tiesa ar visgi ne? Jeigu pažiūrėtumėm į statistikas, kur iš tikrųjų auto įvykiai nutinka, dažniausiai ir būtent yra gan arti namų, tai būtent miesto ribose, kažkur net nereikia išvažiuoti į Palangą, į Klaipėdą, kažkur ten toliau autostradoj. Labai dažnai tai vyksta būtent važiuojant iš darželių į namus, važiuojant iš namų į parduotuvę kažkur, nes dažniausiai kur spūsčiai, kur tiesiog raudona užsidega, nebespėjom pravažiuoti, tam dažniausiai ir vyksta smūgis. Pamodeliuokim situaciją, kad vaikas sėdi ant mamos kelių, mama jį stipriai laiko, kokio greičio teoriškai pakaktų, kad mama neišlaikytų to vaiko ant kelių ir vaikas galėtų
skristi automobilį arba netgi iš jo? Greitis visai šiaip yra nedidelis, čia dar priklausytų nuo stabdymo greičio, nuo kaip mes staigiai sureaguojam ir spaudžiam ant stabdžio, bet sakyčiau taip, net ir toks greitis kaip 30 ir net mažiau gali padaryti taip, kad tiesiog mes paleisim vaiką, nes neišeis išlaikyti jo. Nes vienas dalykas, kas įvyksta, tai smūgio metu visi kūnai pakeičia savo svorį, čia fizikos dėsniai, tai gal labai nesiplėsiu, bet tiesiog visi kūnai jie pakeičia, jie tampa sunkesni. Ir tas pats vaikas, sveriantis 10 kg, jis gerokai sunkesnis tampa. Ir net toks greitis kaip 30 km/h jau yra pavojingas. Neseniai teko matyti tavo paskyroje, kad kalbėjai apie objektus esančius automobiliuje, kad susidūrimo metu jie irgi pakeičia savo svorį. Gal porą pavyzdžių galėtų priminti? Tai ką aš būtent ir tada buvau paminėjus, tai buvo apie iPhone'us, nes labai dažnai mes irgi ir vaikui mėgstam paduoti rankas, ar ne, jeigu ten ypatingai jau, nebedaug beliko. Ir aš tikrai, sakau, tikrai reikia, kartais ir tų ekranų negalima visiškai, bet aš siūlyčiau taip labai atsargiai, tuo labiau, jeigu norit rodyti ekranus, įsigykit tuo metu tokius papildomus dėklai yra tiesiog apsaugas ant sėdynių, kuriuose yra pritaikytos tokie specialūs įdėkliukai, kur galima įdėti į mobilųjį telefoną arba planšetę tą pačią ir tiesiog jeigu įvyktų smūgis ar ką, jisai mobilusis ar planšetė išliktų vietoje. Nes iš tikrųjų ir tie patys mobilūs telefonai gali sužeisti vaiką. Pakeisti tą svorį ir, ką ir minėjai, kad labai padidėja tas svoris ne tik vaiko, bet ir visų objektų. Visų. Čia tas pats ir tėvai, irgi atrodo, tai tėvai daro, ne, mūsų vėl, tai mes ne iPhone'as koks nors ten sveriantis, nežinau, 200 kiek ten 50 gramų. Tai iš tikrųjų labai svarbu visiems prisisekti, labai svarbu neturėti kažkokių sunkių tašių, maišų automobilio salone, viskas, kas tiesiog geriausiai dedam į bagažinę, susidarom, viską saugiai pritvirtinam ir automobilyje važiuojame patys. O mobilųjį, žinoma, irgi naudojam saikingai ir atsargiai. Grįžtant prie autokėdučių, atrodo, ta pasiūla yra milžiniška, visos geriausios, pačios pačiausios, bet kas yra svarbiausia renkantis būtent automobilinę kėdutę? Kaip tu patartum ją rinktis ir į ką atsižvelgti pagal pirmumą? Oi, čia iš tikrųjų, aš sakyčiau, vien tai, kad automobilinė kėdutė yra saugos priemonė, labai daug gamintojų ir pardavėjų būtent ir naudoja tą saugumo žodį, realiai visose aprašymuose. Ir aš puikiai suprantu tėvus, kaip jiem yra sudėtinga įsiaiškinti ir suprasti ir galiausiai, kaip įsirinkti tą, kai visos va čia saugiausia ir ten, viskas nuostabiai skamba. Tai iš tikrųjų, ką pirmiausiai sakyčiau, tai svarbu rinktis iš gamintojų, kurie aktyviai dirba su vaikų saugumu. Šitą gal irgi sudėtinga susiras, bet sakyčiau, tiesiog reikėtų laiko skirti, pasižiūrėti jų profilius, Instagramo profilius, ką jie rašo, kokią informaciją, internetinius puslapius. Tai ne tik einam mes pas pardavėją, ten pasižiūrime, paskaitom aprašymą, bet ir einam, tai va yra ten Maxi-Cosi, tai ir einam Maxi-Cosi, ten susirandam jų puslapį, pasižiūrim, kaip jie dirba ir panašiai. Kitas dalykas - rinktis būtent konkrečiai kategorijai pritaikytą kėdutę, o ne kėdutę, kuri tinka viso naudojimo metu, ten tos vadinamos 0,36 kg, kaip buvo, kur absoliučiai ten nuo kūdikio galėdavai ir iki kol išaugs. Nes jos, čia aš kaip pasakyčiau, dar niekas nėra išradęs batų, kur galim naudoti nuo pirmos dienos, kai vaikas jau pradeda vaikščiot, iki paauglystės. Tiesiog tai yra neįmanoma viską taip padaryti, pritaikyti tas pats ir su kėdutėm. Atsiranda labai daug kompromisų ir tiesiog vaikas auga, jam reikia būtent kėdutės, kuri būtų pritaikyta būtent tuo metu. Ar yra dar kažkokių, į ką reiktų atkreipti? Saugumo kažkokie standartai, galbūt etiketės specialios, ar dar kažkas, kas palengvina tėvam tą išsirinkimą? Tai va, taip pat žiūrint, visos šiaip parduodamos kėdutės, jos yra patvirtintos, jau anksčiau minėtų europietiškų reikalavimų, tačiau yra papildomi testai, man atrodo, dauguma tėvų labai gerai žino ADAC testą, tai sakyčiau, galima ir pasiieškoti ten, bet aš
labai taip nesikliaučiau ADOK, nes ten viskas labai balai irgi gražus ir visokiausi margi, tai tiesiog ADOK naudočiau kaip papildomą praskenavimą rinkos, va jeigu mane domina kažkokia kėdutė, galiu nueiti pasižiūrėti, ar yra testuota ADOK testu ir kokie balai. Kas svarbu, atsižvelgiant į ADOK, žiūrėti į saugumo balą, o ne į bendrą balą, nes jisai gali labai skirtis nuo saugumo balo kartais. O kitas testas, kurį gal tėvai mažiau žino, tai yra švediškasis plus testas. Tai savanoriškas autokėdučių testas, kurį patys gamintojai gali įsirinkti, atlikti ar ne. Minusas tas, kad mes nežinom, jeigu plus testas dėja neįvertina tos kėdutės. Na, kėdutė nepraeina jų reikalavimų, jie nebūna skelbimi, tie sąrašai nebūna skelbimi. Tai mes ką galim rasti, tik tas kėdutės, kurios yra praėjusios plus testą, bet kėdutės turinčios plus testą, jos garantuoja, bet plus testo įvertinimą turinti autokėdutė garantuoja, kad vaikas bus apsaugotas priekinio susidūrimo metu. Tai, pavyzdžiui, netgi toks dalykas, kaip nei viena veidų priekį atsukta kėdutė nėra praėjusi šito testo, nes tiesiog šio testo metu yra matuojamos apkrovos atsirandančios vaiko kakle, kas dėja nėra įtraukta į Europos reikalavimus testams. Čia yra pagrindinis skirtumas. Teko matyti dar vieną mitą, kad vaikui neįdomu yra sėdėti nugarą į važiavimo kryptį. Ir kai tik galim, geriau jį apsukti jau, kad žiūrėtų, matytų ir jam būtų įdomiau. Kiek tas įdomu yra verta galvoti apie atsukimą ir kada jau galima sukti tą vaiką? Aš sakyčiau taip, čia vėl tas pats, vaikai turi savo periodus, jie būna irzlesni, čia vėl į tą patį. Dažniausiai, kas atsitinka, kai vaikas yra irzlesnis, kai keliauja atbulomis, mes jį atsukam, tuo metu jam pasikeičia viskas. Tai automatiškai jisai būna, jam viskas įdomiau, jisai ramesnis kažkurį laiko tarpą būna. Tai ir labai daug tėvų nusprendžia, kad atsukom ir problema įsisprendė. Bet aš sakyčiau, šito varianto net nereikėtų svarstyti, nes atsukimas veidų priekį stipriai sumažina rizikas. Nes pavyzdžiui, toks dalykas kaip keliavimas atbulomis, jisai sumažina ne tik žūties rizikas, bet ir rimtų traumų riziką iki 90-95%. Kas tiesiog yra net suaugusiam mažesnė, mes turim mažesnius šansus išgyventi ar išvengti traumų, jeigu esam netgi segime diržą. Tai sakau, čia tas keliavimas atbulomis yra pats svarbiausias kertinis punktas naudojant autokėdutes. Kiek ilgai reikia vaiką vežioti? Tiek, kiek įmanoma, ar kol kėdutė pritaikoma kitaip, gal yra kažkoks amžiaus periodas, kada jau yra saugu atsukta vaiką, arba iki kada jau galim pagalvoti apie tą atsukimą? Sakyčiau taip, apskritai būtų geriausiai kuo ilgiau leisti, čia kaip įmanoma kuo ilgiau, aišku. Rekomenduojama yra taip vaikus vežti bent iki 5, net būtų geriausiai 6 metų, arba bent jau jeigu tikrai niekaip neišina, tai bent jau išlaukti 4 metų amžiaus. Nes būtent nuo 4 iki 6 metų amžiaus tarpsnyje įvyksta tam tikrai labai svarbus pakitimai tiek, pavyzdžiui, vaiko galvytės proporcingume, tiek stuburo slanksteliai ir labai daug visokių pačiam kūnio atsiranda pasikeitimų. Tai bent jau, sakyčiau, kaip pats minimalus 4 metai, jeigu galima išlaukti 6 metų, puiku. O galbūt ir svoris turi įtakos tam, gal yra irgi ribos svorio iki kada, nes vėlgi vaikai auga skirtingai. Taip, vaikai labai auga skirtingai, bet svoris apskritai neturi jokios reikšmės. Tai vienintelis dalykas, dėl ko svoris yra dar svarbus renkantis kėdutę, tai yra ISOFIX tipo kėdutėms, nes jos turi apribojimą svorio. Čia yra ISOFIX tipo vaiko kėdutė, tai jeigu kalbam apie vyresnių vaikų, tai ten čia jau visai kita kategorija. Ten to svorio limito nėra, bet šiaip svoris apskritai, mes anksčiau esam pripratę, turėjome tą seną patvirtinimą, kur ten viskas buvo 9,18, ten 9,36 ir dar labai daug ir pardavėjų, ir tėvų vis orientuojasi į kilogramus. Bet mes jau gerokai daugiau nei 10 metų turime dar vieną standartą, kuris galiojo ir jis yra paremtas būtent ūgiu ir vaiko amžiumi. Nes būtent tai turi daugiau įtakos.
Ką tu pasakytum tiem, kurie teigia, kad užtenka vaiką ir su automobilio diržu prisegti ir tai yra taip pat saugu kaip ir autokėdutė? Jeigu pagalvotumėm taip apskritai, automobilio saugos diržas yra pritaikytas mum. Ir apskritai visos ten ir oro pagalvės automobilyje, viskas yra automobilyje sukurta ir pritaikyta suaugusiam žmogui. O vaikas, jisai tiek savo kūno sudėjimu, tiek jisai labai stipriai, gali atrodyti, kad čia yra mini mūsų kopija, ar ne? Bet vaikai iš tikrųjų labai skiriasi nuo suaugusio žmogaus sudėjimo ir todėl labai svarbu naudoti jiems skirtas papildomas autokėdutes, nes tik jose vaikas gali būti apsaugotas tinkamai. Tarp kitko, esu savo praktikoje turėjęs pacientų, kur atkeliavo iš auto įvykio, atrodo nieko, bet tu matai, kad vaikas nedidelis, dar iki mokyklinukas ir diržų žymės pilvo apačioje ir kakle. Ir tai jau yra indikatorius, kad reikia stebėjimo ir gydymo ligoninėje, nes automatiškai daug didesnė tų bukų pilvo traumų rizika ir aišku, tai nėra viršutinis pilvo aukštas, bet vėlgi ir šarnų perforacija ir kiti dalykai gali tą sukelt, o ypatingai kaklas, kur kraujagyslės pagrindinės praeina ir jeigu rimtesnis smūgis, atsisluoksniavimas jų epitelio ateityje ir taip toliau, tai čia jau yra red flagas, kad tas įspėjimas, kad turim tą vaiką žiūrėti ligoninėje ir gydyti. Tai vėlgi čia irgi pantrinsiu, kad diržai tam ir yra sugalvoti nuo tam tikro ūgio. Persikeliant... Aš gal pridėčiau irgi apie tos diržus. Net ir suaugusiam žmogui mes galvojam, jau sėdėsim, bet kaip ir viskas čia. Aišku, suaugusiam žmogui visai kitaip viskas vyksta, mes ir patys esam tokie, aš kaip sakau, suaugę žmonės yra tokie sustabarėję, nes pas mus jau ten daug ir kaulinio audinio priešingai negu pas vaikus, kur dar vis ir labai minkštas, daug ir kremzelinio audinio ir panašiai, kur viskas daug minkščiau. Bet ir suaugusiam žmogui yra taip pat svarbu sėdėti teisingai, nes ką labai dažnai irgi galim išgirsti, saugos diržas, tai čia nieko nepadeda, ten dar kartais netgi kaip tik daugiau pavojaus sukelia. Taip, jeigu mes esam užsidėję saugos diržą neteisingai, jisai gali padaryti daugiau žalos, bet jeigu mes užsidedam normaliai, ne ant pilvo kažkur, o ant dubens kaulo, tiesiog nukreipiant. Tas pats ir įstrižasis diržas, kad jis eina teisingai, o ne kažkur labai arti kaklo, arba ten, nežinau, jau pusiau nusviręs, o kartais netgi galim pamatyti po pažastim irgi kažkas susidėjęs. Tai jisai faktas, kad nesuveiks ir neapsaugos keleivio taip, kaip turėtų. Yra tekę matyti nusistebėjusi taksi vairuotoją, kai sėdau gale ir prisegiau diržus, sako, jau seniai nemačiau, kad gale sektųsi. Ir tikriausiai yra guvus dar tas dalykas, kad priekį reikia, nes va čia priekis, o gale kaip ir saugu. Aš tiesą pasakius prisimenu netgi tą dieną, pati dar buvau, man atrodo, gal jau paauglė, kai Lietuvoje atsirado, kai ta diena išaušo, kai jau atsirado reikalavimas saugos diržo dėvėjimo ant galinės sėdynės. Tai irgi iki tol atrodo, ten visaip važiuodavom ir nesisekdavom ir čia ir vėl tas pats, ar ne, ir išgyvenom ir nieko neįvyko, bet aš tai nepakliuvau jau to įvykį. Jeigu būčiau pakliuvus, tai kažin ar čia būčiau sėdėjus. Bet taip, galinė sėdynė, jinai ir daug kas sako, kad galinė sėdynė tai yra saugesnė, mažiau ten kažkokių rizikų yra. Bet visi fizikos dėsniai suveikia lygiai taip pat, kaip tu sėdėtum priekyje. Tas pats svorio nešimasis priekį, ne, kai vyksta smūgis. Tas pats svorio pasikeitimas, pasunkėjimas, ar ne. Ir dar čia toks niuansas, kad kai mama sėdi be saugos diržo automobilyje prie kūdikio, kuris sėdi autokėdutėje, tai jeigu įvyksta susidūrimas, ten, netgi apsivertimas, ar ne, nes jeigu tiesiog priekinis susidūrimas, tai mama tiesiog skris į priekį. Tuomet yra rizika vairuotojui greičiau būti sužeistam papildomai, nes papildomas kūnas gali ir trinktelti stipriau ir panašiai. Bet jeigu, kažkoks apsivertimas ar šoninis smūgis vyksta, tai netgi ta pati neprisisegusi mama ar tėtis, jeigu šalia sėdėjo vaiko, gali sužeisti ir kėdutėje tvarkingai prisegtą vaiką. Tarp kitko, aš mėgstu pasidalinti traumą įvairiausių video ir tave dažnai pažymiu tuose, kur su automobiliu ir kėdutėmis būna.
Bet nors ir dalis sako, kad nerodykit nereikia, bet daugiausiai žiūrimumo būtent tie Mėgsta? stories būna, kad mėgsta pažiūrėti, mėgsta pamatyti, mėgsta sureaguoti ir tai vis tiek yra tas, kur tu gali šnekėti kiek nori, bet jeigu yra pavyzdys, kuris parodo, kaip nereikia daryti, vis tiek tai yra labiau įtaigu. O jeigu grįžtant prie vaikų, norėčiau nuo diržo perskelti dar prie to tarpinio varianto, tarp auto kėdučių, tų vadinamų boosterių, pašikniukų, nežinau, daug tų epitetų įvairiausių yra, bet kada galima jau pagalvoti iš automobilinės kėdutės perkelimą ant to boosterio ir kada jau nuo to boosterio ant kėdės su diržu? Tai ūgis, amžius, kokie yra tie atskaitos taškai? Tai jeigu pradėtumėm nuo pirmiausiai perėjimo iš vaiko kėdutės, ten kur su kėdutės saugos diržais vaikas selgiamas į paskutinę kategoriją, tai sakyčiau, reikėtų išlaukti ant tų 5 metų. Taigi idealiausiu metu vežam atbulom iki pat, kol ateina ta diena, jau kai jau keičiam. Bet ten yra labai daug niuansų, kur reikia sužiūrėti, nes prisiminkim, kad toj kėdutėj jau automobilio saugos diržas turės apsaugoti vaiką. Tai jau kaip ir prieš tai minėjau, kad būtina ir klubų diržą pasižiūrėti, kad jisai ne į pilvuką rėžtųsi, kad ir įstrižasis diržas eitų tvarkingai per maždaug pečių vidurį. Dar kitas niuansas, reikėtų pasižiūrėti tokį tašką, kaip kad keliukai būtų išlystų už kėdutės krašto, nes kas atsitinka, jeigu neišlenda ir mes važiuojam, sakykime, tolimesnę kelionę, vaikui tiesiog pasidaro nepatogu, nes pabandykit jūs patys atsisėdę, taip pat keliai tiesus, nepatogu, tu slinksi žemyn, leisies ir kas nutinka, kai tu leidėsi? Klubų diržas atsidurs ant pilvo. Tai vat, svarbu tokius niuansus sužiūrėti, kad pati kėdutė tiktų. Tai aš sakyčiau, čia šiaip 5 metai bent jau. Ir kiek iš mano praktikos aš galiu pasakyti, tai tokio tipo kėdutės pradeda jau tikti nuo maždaug anksčiausiai 100-115 cm, o jau lengviau galima atrasti nuo 120-125 cm. O kada galima pereiti jau be boosterio, tai man atrodo yra Lietuvoje lyg ir reglamentuota, bet galbūt yra bendros rekomendacijos. Tai dar galima po to, jau kai vaikas išauga tą kėdutę su nugarėlę, galima tada rinktis tą paaukštinamą, kaip pagalvėlę, man atrodo, vadinasi taip. Dabar čia irgi labai daug visokiausių pavadinimų. Tai tiesą pasakius, jeigu žiūrėtumėm apskritai, kas geriau, ar ta kėdutė su nugarėlė, ar tiesiog tas pakilimas, pašikniukas dar vadinamas kitaip labai liaudyje. Ir tai realiai jie būdu... Pati kėdutė šitoj kategorijai, jinai jau nebeturi tiek daug reikšmės, nes, kaip ir minėjau, čia yra saugos diržas, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį ir ką jos padaro, jis tiesiog pakelia vaiką. Tačiau, kada reikėtų maždaug rinktis gerai, tai ką man rinktis tą dabar nugarėlę, nes vis tiek tas tiesiog paaukštinimas jis gerokai pigesnis būna. Tai labai svarbu pasižiūrėti, ar vaikas labai dar dažnai užmiega automobilyje, nes būtent ta nugarėlė, jinai padeda tiesiog vaikui užmigus, vaiką išlaikyti. Tai reiškia, kad ir vaikas nesusmunka, jisai dažniausiai atsiremia į kėdutės sienelę ir diržas išlieka vis tiek geroj pozicijoje. O jeigu jau sėdėm ant paaukštinimo, tai vaikui užmigus, jisai susmunks, pasisuks, saugos diržas visai pakeis poziciją. Ir tai va būtent pagrindinis dalykas, jeigu vaikas nemiega, jau būtų galima rinktis ir tik tais pagalvėlę. Tų pašikniukų vadinamų boosterių ar tiesiog pagalvėlių yra įvairiausių. Dalis yra tiesiog pasideda, dalis yra su tvirtinimu ISOFIX. Visgi tai kažkokį vaidmenį turi, ar svarbiausias yra būtent diržo padėtis tavo minėta? Tai būtent apsaugoti vaikui, tai taip, vienareikšmiškai tai yra diržas, kas apsaugos, ISOFIXas visiškai neturi jokios įtakos. ISOFIXas jisai tiesiog pritvirtina pačią kėdutę ir ją išlaiko. Tai čia toks, sakyčiau, gal yra patogumas, kuomet, nes yra ir saugumas patiems tėvams, kurie keliauja ir, sakykime, vaikas tuo metu nesėdi auto kėdutėje. Tai jeigu kėdutė neturi ISOFIXo ir mes tiesiog ją esam padėję, tai mums reikėtų ją pritvirtinti saugos diržu, net jeigu vaikas joje nesėdi. Nes čia kaip ir vėl šnekėjom anksčiau, įvyksta auto įvykis, kėdutė tiesiog buvo padėta automobilyje, jinai skries. Tai būtent dėl tos priežasties, kad kėdutė netaptų pavojingų objektų automobilyje avarijos metu, ją būtinai reikėtų pritvirtinti saugos diržu, net jei vaikas joje nesėdi.
Tikriausiai gali palyginti lietuvių ir švedų būtent mentalitetą galbūt, ar čia tiesiog įpročių saugumo srity, ar didelis skirtumas visgi yra? Jo, pasakyčiau taip, skirtumas yra didelis, bet čia tokie nelabai ir sulyginami dalykai, nes tai yra dvi skirtingos šalis, turinčios visai skirtingas istorijas, netgi tas pradėkim. Čia jau tikrai sunku palyginti Lietuvą, kur mes nei Volvo turim, Volvo nelietuviškas, Volvo švediškas ar ne. Tai Volvo yra labai daug prisidėjus iš tikrųjų prie pačios saugumo žinutės. Tas pats mes turim netgi, Švedija turi netgi ir 2 gamintojus autokedučių, tai yra testavimo institutai, tas pats švediškasis plius testas, tiesiog tos informacijos yra žymiai daugiau Švedijoje negu Lietuvoje. Ir toje pačioje Švedijoje iš tikrųjų visokiausių yra variantų ir pati esu labai įvairių variantų mačiusi. Tai kai ir mažesni vaikai yra sodinami didesniems vaikams skirtas kėdutes. Nepamirškim, kad Švedija iš tikrųjų yra ir priėmusi labai daug atvykėlių iš kitų šalių, kur dar ir dabar kėdutės neegzistuoja, tai su jais iš tikrųjų irgi yra labai daug, su jais labai reikia irgi edukacijos daug, bet ir iš tikrųjų ir tie patys švedai labai yra įvairių šeimų, bet jeigu tai paėmus bendrai, tikrai didžioji dauguma renkasi ir plius testuotas kėdutės, labai tai jiems svarbu ir, čia toks irgi dalykas, Švedijau kiek laiko, kiek metų autokėdutės egzistuoja ar ne, ir kiek Lietuvoje. Ir sakau, kaip jau ir minėjau, Volvo yra labai prisidėjęs prie švietimo. O ko galima būtų pasimokyti būtent iš Švedijos tos saugumo kultūros, galbūt kažką akcentuot galėtum? Ką pasiimti iš pačios, aš sakyčiau, tiesiog gal mes, man atrodo, lietuviai labai tokie yra mėgstantis, saugos diržą reikia užsidėti. Čia todėl, kad policininkas nepagautų ir baudos negautų, ar ne? O švedai kaip tik jie yra. Aš sakyčiau, jie labai dažnai ten visas taisyklės, viskas ten ateini į parduotuvę pasiimti ten talonėlį, savo eilės išlaukti, viskas labai. Tai tam tikrais atvejais gal jie šiek tiek ir perspaudžia, man pačiai kaip lietuviai, mano pačios akim taip žiūrint. Bet aš sakau tiesiog, kartais gal ne tiek galvoti apie, kad policija, kad išvengti tos baudos, tiesiog pagalvoti apie save ir aplinkinius, kad vis dėlto tam tikri reikalavimai yra dėl mano paties saugumo, o ne dėl policininko kažkokio. Nuteik optimistiškai mūsų žiūrovus. Gerėja ta situacija Lietuvoje? Gerėja, šiaip tikrai gerėja. Tik sakau, ir man atrodo tikrai čia dar po kelių metų, jeigu susitiktumėm pašnekėti, man atrodo ir dar būtų geresnė situacija. Nes čia faktas, atsiranda daugiau informacijos, mes daugiau apie tai kalbam. Tas pats, man atrodo, ir pati karta keičiasi, gal irgi mes labiau tokie linkę pasirinkti informacijos, pasidomėti ir ją pritaikyti. Neseniai teko sudalyvauti bagažinturgy, kur žmonės tiesiog atvažiuoja ir pardavinėja naudotus daiktus ir ten tikrai ne vieną autokėdutę teko matyti. Galima autokėdutę ar galų gale šalmus pirkti ir naudoti padėvėtus, ar visgi tai jau yra tas dalykas, kur geriau taip nedaryti? Aš sakyčiau taip, jeigu įmanoma, geriausiai visą laiką yra geriausia pirkti naują. Su šalmais yra šiek tiek lengviau, nes mes galim pamatyti tam tikrų, ar ne, dar galima jo naudoti, nors ir ten būna visokiausių niuansų, bet su autokėdutėm tai tikrai labai dažnai yra sunku pamatyti, kad jinai buvo dalyvavusi įvykį. Galima tam tikrais atvejais ten nuėmus apvalkalus pažiūrėti, ar viskas ten nėra įskilimų, bet tie įskilimai, pavyzdžiui, galvos rytį gali būti tiesiog, kad vaikas trankėsi, net ne dėl auto įvykio. O būtent tas tokias indikacijas, ar tikrai jinai buvo dalyvavusi auto įvykė, jeigu ten nėra labai kažkas lūžę skylę, tai mes plika akim net nelabai pamatysim. Tai iš tos pusės yra autokėdutę pirkti didesnę riziką. Aš siūlyčiau, jeigu jau norit pirkti naudotą kėdutę, tai idealiausiai būtų susirasti vis dėlto pažįstamą žmogų, kurį jūs žinot ir kažkas, žinot, kad jau parduos, nebenaudoja. Bet ir vėl pasižiūrėčiau, kas tai per kėdutę, nes tų kėdučių visokiausių yra. Tai man atrodo, pirmiausiai pasižiūrim, kas tai per kėdutę, jeigu aktualu, žmogus pažįstamas, mes žinom, kad nebuvo įvykių, tuomet pirkit, naudokit. Tik tais pasižiūrėkit būtinai galiojimo pagaminimo datą. Nes ko daug kas nežino, kad autokėdutės turi rekomenduojamą amžių būtent jų naudojimui.
kuris yra maždaug, šiek tiek skiriasi, bet, apytiksliai, taip sakant, 10 metų. Dabar jau yra tam tikrų kėdučių, kurių 15 metų, nes vis atsiranda daugiau stengiamas ir kėdutės padaryti, kad jas ilgiau būtų galima naudoti, bet dažniausiai tai yra 10 metų, kūdikį kėdutėms 5-7 metai, gali būti kartais ir 10 metų joms, bet maždaug orientacinis amžius 10. Tai jeigu patenkama į autoįvykį ir automobilyje buvo automobilinė kėdutė, ją praktiškai turim išmest autoįvykį? Taip. Ir netgi sakyčiau ne tai, kad išmest, o reikėtų net ir sugadinti, nukirpti diržus, galima sukarpyti ir patį apvalkalą medžiagas, nes jeigu išmesim, gali būti, kad kažkas pasiims ir toliau naudos. Ką mes galime realiai dažnai ir pamatyti, praeinant pro tos visus pardavėjus, tai aš tikrai kartais surandu tokių kėdučių, kur dar iš tų laikų, kur Lietuvoje dar nebuvo reikalavimo kėdutį. Tai tam faktas, kad jinai yra atvežta jau iš užsienio. O kaip yra su draudimu? Teko girdėti, kad netgi draudimas gali apmokėti tos kėdutės keitimą, jeigu... Taip, čia iš tikrųjų reikėtų kreiptis į savo automobilio draudimą, nes čia priklausys, žinoma, kokį jūs tam planą turit pasirašę ir panašiai, bet dažniausiai draudėjai padengs autokėdutės pakeitimo išlaidas. Tik tais gali reikėti jiem, nes dar ir Lietuvoje, man atrodo, kad draudėjai nelabai šitą žino, tai gali jie paprašyti tiesiog, kad iš gamintojo jūs parodytumėt, kad gamintojas rekomenduoja keisti. Tai čia reikėtų tiesiog, man atrodo, net kreipiantis į draudėją, pasakant, kad kėdutė buvo automobilyje, susisiekit su gamintoju ir visi gamintojai atsiųs rekomendaciją, nes tai yra rekomenduojama. Tai jeigu turime čia draudėjų tarp žiūrovų, būtinai pakomentuokit komentaruose, kaip yra iš tiesų ir Lietuvoje tekę yra išmokėti, labai įdomu būtų sužinoti. Pereikim prie šalmų, paminėjom šiek tiek juos, o kaip su šalmais, jeigu perkam padėvėtą arba gavom iš pusbrolio paveldėtą šalmą, pavadinkim taip, į ką reiktų atkreipti dėmesį, ar jisai vis dar naudojamas ar ne? Tai šalmai taip pat kaip ir autokėdutė, čia faktas, kad irgi mes naudojam kažkurį laiką, jeigu šalmas buvo daugiau naudotas, reikėtų tiesiog pasižiūrėti, kad bendrą šalmo išvaizdą, ar dar jį galima naudoti, ar nėra kažkokių įskilimų, įtrūkimų. Kaip ir minėjau, šalmą yra lengviau pamatyti, nes krito, tai bus kažkur, ar ne, vis tiek kažkoks įbrėžimas, įskilimas ir panašiai, tai yra lengviau pamatyti negu autokėdutė. Bet šiaip šalmus galima naudotus, dar kartą naudoti. Jeigu patikrinam, kad viskas gerai atrodo. O kaip yra su galiojimo tuo terminu, jeigu autokėdutėm 10-15 metų, šalmams irgi galbūt kažkas tokio? Šalmams irgi yra, man kiek tekę domėtis, tai yra tikrai ne visus gamintojus žiūrėjau, bet toks bendras irgi yra maždaug 10 metų laikotarpis rekomenduojamas. Ir čia, kaip ir su kėdutėm, tai sakykime, jeigu ir vyresnių vaikų kartais ten tuos, pavyzdžiui, pakėlimus, pašikniukus tikrai galima ir daugiau negu 10 metų naudoti, nes ten kaip ir vėl minėjau, ar ne, ten saugos diržas atlieka savo darbą, tai tiesiog reikėtų pažiūrėti tada jiem, kad plasmasė būtų pats visas korpusas dar vis išlaikyti formą. Ką tu pasakytum tiems, kurie teigia, kad mažiems vaikams arba vaikams važinėjantiems tik kieme šalmas nebūtinas? Aš nežinau, man pasižiūrėsiu savo trimetį, man kieme jisai ten kaip prasukinėja, net ne ant paspirtuko, turime tokį mašiniuką irgi atsisėda, tai jis ten pasikelia visai, tai man vien, nežinau, man ir iš tikrųjų tikrai matosi, kad galima ir nukristi labai lengvai iš tikrųjų, tas nukritimas, susitrenkimas įvyksta momentaliai. O ypatingai tie vaikai, kai maži yra, jie labai judrus, jie ir vieną akimirką čia, kitą akimirką jau kitur, čia jau visur. Tai būtent iš tos pusės tikrai reikia šalmo, nes tai yra labai paprastas būdas apsaugoti vaiko galvytę. Aš iš savo patirties galiu pridėti, kad statistiškai tik 10% pacientų patekusių į priėmimą dėl galvos traumų ir nukritę nuo dviračių, nuo paspirtukų būna su šalmu. Tik 10%? Tik 10% patekia į ligoninę. Tai reiškia, kad arba dauguma su šalmais nepatenka į ligoninę,
arba tik tiek mes dėvinčių šalmus ir turim. Tai irgi labai įdomu yra. O čia dažniausiai, man čia pačiai dabar įdomu, ar tiesiog atvažiuoja patikrai bendrai, jeigu buvo šalmas uždėtas, tiesiog pažiūrėti, ar kai būna kažkokių jau traumų. Arba didesnė trauma kažkokia, ar tai auto įvykis, ar dar kažkas, arba turi kažkokių skundų, kad atvažiuotų tik patikrinti retai. Daugiau. Bet nereikia tada, jeigu buvo... Iš esmės, jeigu nėra kažkokių skundų ir šalmas yra, tai nebūtina, nebent tai yra maži vaikai labai, kurie dėl sukrėtimo gali būti, tai atvežami kartais kėdutėse. Taip, ir tie šalmai yra tekę matyti netgi skilus į 2 dalis šalmą, kur atkeliavo iš didžiulio įvykio, auto įvykio vaikinas. Apie rankas kojas nekalbu, ten aišku, operavom reikalų buvo, bet pažiūrėjau šalmas suskilęs šalia, pašnekėjau, sušnekėt galima, viskas gerai, realiai išgelbėjo. Ir yra tekę matyti ir be šalmo, kur tu matai, kad tu panašią galvą. Tai, bet kita vertus, jie gal ir nepatenka į ligonę, tai tas šalmas toks yra, kur būtina. Labai, iš tikrųjų, ir sakau, va čia vėl tą pat grįžtant į Švediją, ar ne? Čia, nežinau, jau senokai iš tikrųjų mačiau, aš vieną tokio kaip Labas rytas laidoj, buvau irgi apie šalmus atvažiavo ir pašnekėjo apie šalmus. Irgi netgi man labai strigo tas vaizdas, nes jie testavo į šalmą kiaušinį dėję, ten mini šalmas buvo padarytas. Ir buvo kiaušinis be šalmo tiesiog numestas ant žemės, ir kas nutiko, kai jisai nevirtas, jisai įsitaškė. Ir buvo į tą mini šalmą įdėta tas kiaušinis nevirtas ir jisai buvo tiesiog numestas tą maišelį ir niekas nedužo. Po to, tarp kitko, tą kiaušinį, man atrodo, dar parodyti, kad tikrai tai buvo nevirtas, sudaužė parodyti. Tai, saugo. Būtinai surask ir pasidalink. Reikės bandyti, sakau, net nebeprisimenu, bet reikės būtinai pasižiūrėti, ar gal atkapstysiu tą patį įrašą. Nes buvau kaip tik eismo konferencijoje, kur čia suvažiavę iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos visi savivaldybių atstovai, reguliuojantys Seimą, policijos atstovai, bandė galvoti apie kaip čia pagerinti infrastruktūrą, mažiau tų įvykių būtų. O mano žinutė kaip tik buvo, kad šalmai yra svarbiausia ir kad turim per tą. Ir prie viena moteris sako, aš kaip tik dovanosiu gimtadienio progą paspirtuką savo anūkei ir būtinai nupirksiu ir šalmą šalia. Ir aš visiems sakau, kad pirma turi būti šalmas, o po to transporto priemonė, o ne atvirkščiai, nes būna tų 2-mečių, 3-metį turėjom nuo 3 ratuko nukritusi su galvos smegenų sukrėtimo, nuo tų istorijų labai, labai daug. O ką tu pasakytum tiems, kurie nežino, kaip įsirinkti šalmą? Galbūt yra pagrindiniai kažkokie akcentai, ką reiktų atkreipti dėmesį, pagal ką pritaikomi šalmai tiek vaikams, tiek suaugusiam? Tai pagrindinė žinutė, tai reikėtų, kad būtų šalmas tiktų žmogui, ar ne? Nes vis tiek ir mūsų kaukolės skiriasi, galvos forma ir panašiai, tai yra tie patys šalmai, ne visi gal vienam vienas tiks, čia kaip ir kėdutės, ar ne? Vienam vaikui viena kėdutė, kitam kita. Tai tiesiog reikėtų žiūrėti, kad tiktų, ką labai dažnai tėvai, man atrodo, padaro, perka didesnį šalmą, ar ne, kad, į išaugimą. Tai taip nedaryti, nes tiesiog tas šalmas, jisai bus per laisvas, ar ne, jisai neusidės teisingai. Tai jeigu kris, jeigu šalmas yra per didelis, jisai tiesiog nusileis, gal ir net nukris galų gale. Tai parinkti būtent šalmą tinkantį vaikui, pagal būtent jo tuometinį amžių. Ir jeigu įmanoma, aš vaikam labai rekomenduoju mažesniem vaikam rasti šalmą su žaliaja sagtele. Kuo jis skiriasi, nes jinai pati atsikabina, jeigu vaikas, sakykime, kažkur pasikabintų. Nes vaikai, prisiminkim, kad vaikai jie labai greitai, kaip ir prieš tai minėjau, kad vieną akimirką jie čia būna, pats turiu vaikų, tai žinai, vieną akimirką čia, kitą akimirką kitur jie. Tai čia atvažiavo su dviračiu, čia jau kažkur karstosi medžiuose, ar visko būna. Tai būtent, ką ta žalioji sagtelė padaro, kad vaikas, jeigu jis užsikarė kažkur ant medžio ar ką su šalmu ir užsikabina, net ant šniuriukai būna laisvesni, užsikabina, tai jinai tiesiog atsisega. O jeigu žiūrėtumėm į tas įprastas sagteles, tai jos neatsisega, tai kas įvyksta, vaikas pasikabina ir bet įvyksta nelaimė. Paminėjai žaliąją sagtelę, bet turbūt yra ir dar kitokių dalykų ar komponentų, kuo šalmai skiriasi vienas nuo kito, nes mes galime įsivaizduoti, kad šalmas ir viskas, bet visgi jie tikriausiai saugumo standartais gali skirtis, į ką vertėtų atkreipti dėmesį. Šiaip čia, jeigu bendrai tai pagalvojus, tai jau vien tai, kad šalmas dėvimas yra geriau negu iš viso be jo,
Bet čia aišku, kaip ir visur kitur, yra ten visokiausių ir papildomų saugumo elementų, kurie prideda tam tikros apsaugos. Aš pati tiek mes su vyru naudojam šalmą su papildoma MIPS technologija, tiek žinoma sūnų esam parinkę, kad būtent būtų su MIPS technologija. Tai kas gal nelabai visi dar yra girdėję, tai ten toksai geltonas papildomas sluoksnis šalmo viduje. Tai būtent kai vyksta smūgis, jisai paskirsto geriau jėgas smūgio ar ne ir geriau apsaugo pačią galvą ir smegenų dalį. Dar pratęsiant apie šalmus, aš manau labai svarbus ir suaugusių pavyzdys, rodant vaikams. Ir čia akcentuoju aš dažnai. Viena daugiausiai dėmesio sulaukusių istorijų threadsuose buvo, kai pasakojau apie šeimą, kur važiavo pajūrio keliuku ir vaikai buvo gražiai su šalmais, su dviratukais, bet tėvai be šalmų. Ir išbėgo kažkoks gyvūnas, tėtis krito, su kaukolė į žemę, klinikinė mirtis, ligoniai trepanacijos ir nežinau, kaip baigėsi, vaikai našlaičiai ar ne, bet sulaukė labai daug dėmesio tos istorijos. Gal ir tu kažkokių istorijų apie pavyzdžius tėvų arba žinutę tėvams? Tokių pavyzdžių negirdėjus, bet šiaip čia irgi toks, sakyčiau, aš ir pati užaugau, ar ne, be šalmų, čia kaip ir ta mūsų, sakau, kaip man pasisekė, aš neįsivaizduoju, auto įvykio nebuvo, diržų tikrai ne visą laiką segėjau ir šalmo irgi neturėjau, tai vat pirmą šalmą nusipirkau Švedijoje, kai vat sūnui pradėjom, su vyru nusprendėm ir mes turim rodyti pavyzdį. Tai nes visų pirma tas pats, ar ne, mes jeigu vaikų sakysim, sėdėk, tau diržus būtina užsisekti ar ne, o mes patys neužsisegam, tas pats būtinai šalmą dėvėti, bet mama tėtis nenaudoja, tai vaikui irgi kažkaip bus, kodėl čia man. Tai reikia ir ypatingai ir tiem patiems suaugusiam įvyksta nelaimė. Aš šiaip mačiau dabar iš viso labai daug buvo Instagrame, kas pasidalino šį pavasarį, gal net pavasario pradžioj buvo, kad irgi tokių nelaimių, kur tiesiog atrodo, užsižiūri kažkur kitur ir koks žvyrkelis ar dar kažkas, staigesnis posūkis ir kažkas atvažiuoja tau iš priekio ir susiduria, nebandai išvengti ir nukrenti. Tai šalmas yra labai labai paprastas būdas apsisaugoti. Ne per seniausiai turėjau tokią paskaitą Šiaulių miesto šeimos centre, kur yra vaikai be tėvų arba vaikai globojamuose šeimose ir ten pasakojau, kaip apsisaugot vasarą nuo traumų. Tai būtent, kad ant batuto tik po vieną, šalmai yra būtina ir nors vaikai ir linksėjo ir viskas atrodė įdomu, bet po to priejau prie tų auklėtojų, darbuotojų ir sakau, jūs turit šalmų, ką galėtumėt vaikam duoti ir sako, ne, mes dviračių turim, šalmų nėra. Tai norėčiau pasinaudoti tą progą ir pristatyti iniciatyvą Dovanok šalmą. Saugus vaikas ir Viktorija tikrai prisidės prie to savo žiniom ir teorija ir skatinu padovanoti nenaudojamus šalmus. Kaip ir šnekėjome, šalmus daug lengviau yra įvertinti ir juos galima naudoti jau naudotus, todėl jeigu turite namuose nenaudojamų šalmų, galite nukeliauti į dovanokšalma.lt ir arba jį atsiųsti, arba atvežti į Šiaulių miesto šeimos centrą ir padovanoti vaikams, kurie to neturi ir negali sau leisti. O jeigu norit, galite prisidėti ir finansiniam paramom, kurios nukeliaus būtent į Šiaulių miesto šeimos centrą. Tai nukeliaukite į dovanokšalma.lt, ten viską rasite ir būtinai prisidėkit prie akcijos, nes jeigu aš galėčiau, padaryčiau, kad visi vaikai būtų su šalmais, bet po truputį tikiuosi Lietuvoje tą. Darbas sumažėtų. Ir darbas sumažėtų, ir vaikai sveikesni būtų, ir jie užaugtų, mokėtų mokesčius, ir Lietuvoje daugiau žmonių būtų, ir čia labai daug yra tų, tai labai skatinu prisidėti ir ačiū Viktorija, kad ir tu prisidėdi savo žiniom ir palaikai tą iniciatyvą, nes tai tikriausiai ta pažeidžiamiausia yra grupė, kur galbūt dalis ir numestų tuos šalmus, galbūt dalis nedėvės, bet žinutė, kad jie mums rūpi ir mes norim, kad jie būtų saugus, keliaus pas juos. O čia toks iš tikrųjų labai paprastas. Mes turim šiais laikais visas įmanomas priemonės, tai tiesiog reikėtų naudotis jom. O kokia tavo istorija? Tu save pristatai kaip vaikų saugos automobilyje edukatorė, bet tikriausiai tuo netampama kasdien. Kaip viskas prasidėjo ir nuo ko prasidėjo? Pasidalink su mūsų laidos žiūrovais. Viskas prasidėjo, pasakysiu taip. Kai augau, aš niekada nei automobiliais ten domėjaus, man iš viso ten įsilaikiau teisės, ten daugiau nebuvo įdomu niekas ten su automobiliais. Ir aš tikrai negalvojau, kad vieną dieną
gan artimoje ateityje atsidursiu įmonėje, kuri gamina automobilinių kėdučių priedus. Čia vis tiek gan arti to automobilio, ar ne, ir nes reikia ir turėti ir šiaip daug supratimo apie automobilius ir kaip tai viskas veikia. Tai iš tikrųjų po studijų išvykau į Švediją ir po poros metų pradėjau dirbti vienoje švediškoje įmonėje, kuri gamina būtent saugos sistemas automobilių kėdučių gamintojams. Tai tos visos matomi diržai, ISOFIX labai gerai žinom ir dar labai daug visokių mažų detalių, kurių mes nematom tėvai. Ir būtent tam pradėjau dirbti, tikrai buvo labai pati pradžia tokia, oi, ten viskas technika, dirželiai, išmatavimai visokie, ten tikrai galvojau, kur atsidūriau, bet pradėjus dirbti tiesiog labai daug, nes pas mus labai įmonėje buvo kalbama apie tai, kad mes gelbstim vaikų gyvybės kiekvieną dieną. Tai kažkaip labai motyvavo ir labai pati pradėjau dar labiau domėtis, gilintis ir ypatingai gal tas labai išryškėjo, kai pati pradėjau savo sūnaus lauktis. Čia ne veltui sakoma, kad motinystė ne kažkaip iššūkė. Tai tuomet tiesiog pradėjau dalintis informaciją lietuvių kalba, būtent Instagram platformoje, tiesiog turėdama laiko, kažką, noriu tiesiog, kad jeigu bent viena mama paskaitys, suras informaciją ir tai pritaikys, galvojau, kad jau būsiu kažko pasiekusi. Tai būtinai pasiekit Saugus vaikas Instagrame ir taip, mes taip ir susipažinom, būtent kai ir tu komunikavai apie vaikų saugumą ir man tai yra tikrai aktualu, kai tu susiduri su tais, kuriem netaip pasiseka. Ir taip pat ir įrašų turim bendrų apie taip, kaip vaikas turi sėdėti kėdutį, kaip parinkti tą kėdutę, tai būtinai paskaitykit ir domėkitės, nes tai yra labai įdomu. Ir aš dar sakyčiau, aplamai, man kodėl ir kaip aš pradėjau, kodėl aš visų pirma pradėjau, ar ne, rašyti, nes man jau anksčiau būdavo, aišku, dirbau toje srityje, tai automatiškai pasižiūrėti, kas Lietuvoje, ar ne. Ir nerasdavau nei tos informacijos, kad, pavyzdžiui, draugiam kažkam, kurios besilaukdavo, nusiųsti, pasiskaityti, nes labai mažai informacijos lietuvių kalba buvo. Netgi kartais rasdavau ir neteisingos informacijos, būdavo ir paimta, sakykime, tam tikrą skaitai ir matai, kad čia informacija yra paimta iš Amerikos rinkai pritaikytų kėdučių, kas dažnai skiriasi. Tam tikrais atvejais galim pritaikyti, bet tikrai yra labai didelių skirtumų tarp tų kėdučių, nes jeigu gamintojai, ar ne, tas pats Britex gamina tiek Amerikai, tiek Europai, jiem patiem būtų paprasčiau vienodas kėdutės gaminti, bet yra skirtingi reikalavimai. Tai vat taip ir atsirado, kad tiesiog norėjau dalintis informaciją, kuri yra teisinga, kurią pati atsirinkau ir sužinojau būtent dirbdama su kėdučių gamintojais. Didžiausi aplodismentai, bet galbūt tu turėtum kažkokių sėkmės istorijų, kas veža tave ir toliau tuo dalintis, galbūt kažkokių žinučių pati esi sulaukus, gerų ar blogų, kas leidžia ir toliau tikėti tą idėją ir skleisti tą žinutės. Tai iš tikrųjų labai daug atsirado, kai pradėjau dalintis tą informaciją, labai daug mamų ypatingai pradėjo rašyti su pagidavimais, padėti ten rekomendaciją kėdutį įsirinkti ir panašiai, ko net ne visą laiką spėju, nes iš tikrųjų ten jų tiek pradėjo slinkti ir ypatingai, kai tu dar to labiau ten turi tada žiūrėti, kokios ten kėdutės Lietuvoje, viską ten pritaikyti, nes ir šiaip labai daug yra klausimų, kad parinkti kėdutę. Tai man pačiai reikia labai daug informacijos žinoti ir apie vaiką, ir apie pačios šeimos poreikius. Tai iš to atsirado ir mintis kurti automobilinių kėdučių parduotuvę My Little Joy, kurią tuoj paleisiu. Ir tiesiog tuo metu pati galėsiu kontroliuoti ir parinkti ne tai, kad kokios kėdutės yra rinkoje, bet pati galiu atsirinkti kėdutės, į kurias drąsiai ir savo vaiką galiu sodinti. Ir būtent tokias kėdutės pasiūlyti ir Lietuvos tėvam. O jeigu apie Lietuvos rinką kalbant ir autokėdutės, tas pasirinkimas pakankamas ar visgi dar kažko trūksta ir ar tų naujovių yra pakankamai? Aš sakyčiau, pagrindinis trūkumas ir yra galbūt ant tų kėdučių, kurios leidžia vaikui sėdėti atbulom ilgiau, nes, tos tradicinės kėdutės iki 105 cm, bet, kaip ir minėjau, 105 cm, dar yra ankstoka perkelti vaiką į didelio vaiko kėdutę, bet tėvai tiesiog yra priversti, nes nėra daugiau kažkokios tarpinės kėdutės, ar ne? Tai tu būni tiesiog priverstas pereiti iš karto į didelio vaiko kėdutę.
Tai man atrodo būtent va ta kategorija, kur vaikui leidžia ilgiau sėdėti atbulomis, tai va iki tų mano minėtų 5-6 metų, ar ne? Tai būtent šios kėdutės kategorijų labai pasigendu Lietuvos rinkoje, o daugiau visų kitų kaip ir plius minus yra tikrai ir kūdikių kėdučių labai didelis pasirinkimas ir dideliems vaikams skirtų kėdučių ir tas tarpinis viduriukas toddleriam. Taip kad būtent manyčiau, šita spraga yra su keliavimui atbuloms skirtomis kėdutėmis. O mes kalbam tik apie kėdutės, ar galbūt ir platesnis asortimentas bus, kokie planai? Galbūt dar mažai matai spragų kažkokių? Oi, čia galima, aišku, labai išplėsti, nes su vaikais, ypatingai kaip patys atradusi labai tokių tinkamų ir prekių ir panašiai, bet ką pati noriu fokusuotis, tai būtent vaikų saugumą, tai ir tie patys šalmai, ar ne, su saktelėmis žaliomis ir papildomomis saugumo technologijomis. Tai pagrindinis fokusas ir bus būtent apsaugos priemonės vaikams. Kad galėtumėm apsaugoti mūsų tos brangiausius keleivius, taip? Oi, aš tikrai pritariu ir labai džiaugiuosi tavo iniciatyva, nes kuo daugiau bus tų šalmų, kėdučių, ar kuo daugiau apie tai kalbėsim, tuo dažniau ir susimastys tie, kurie nenaudoja tų kėdučių. Esi aktyvi socmedijoje. Ar dažnai tenka parašyti, pamačius vieną ar kitą stories, kai veža vaikus be kėdučių, ant kelių arba be šalmų važiuoja? Nes man yra tekę ir net keletą viešų tokių turėjau su influencerėm ir žvaigždutėm, kur tiesiog pažeidžia kelių eismo taisyklės ir veža ant kelių. Ir atrodo, ko čia kišiesi jų reikalus, bet jos pažeidžia kelių eismo taisyklės ir sukelia tokią riziką savo vaikui. Tai o tu parašai, sureaguoji? Aš žinok, pasakysiu taip, aš sąmoningai vengiu influencerių mamų. Nes tiesiog tikrai labai mažai mamų influencerių Lietuvoje aš seku, nes man pačiai tiesiog aš pamačius ir aš kai žinau, kokios rizikos yra, nes jeigu aš nežinočiau, kad jeigu aš tiesiog, čia padeda, nepadeda, čia taip žinai, kaip kada, tai aš tikrai ir nesėdėčiau čia ir nešnekėčiau ir neskirčiau tiek daug laiko ten rašydama tekstus, kad tai veikia ir kaip reikia apsaugoti. Bet kai tu žinai, kas įvyksta, kai vaikas nesėdė autokėdutėje, kai vaiko diržai yra nukritę ar nepriveržti ir panašiai, tai gerokai visas vaizdas baisesnis tau pasimato. Faktas, kad mes tikrai ne visi pakliūsime autoįvykius, mes jau labai daug turime pavyzdžių iš mūsų kartos, kad išgyvenom, bet aš nemanau, kad verta rizikuoti ir žaisti tą rusišką ruletę. Kokių keisčiausių žinučių esi sulaukusi savo socialinių tinklų paskyrose? Šiaip iš tikrųjų nežinau, pas mane labai pagirsiu savo sekėjus, labai smagių, nes netgi buvau kažkada pasidalinusi, man atrodo, kad netgi pastebėjau, visas žinutės prasideda nuo tos, ačiū labai už informaciją ir tiesiog kaip kad būtų iš kokio template'o paimta. Ir nežinau, tokių keistų nelabai sulaukiu, aišku, būna visokiausių klausimų, kur gal man pačiai atrodo labai paprastas klausimas, ar ne, ir toks, čia kaip ir savaime suprantama, bet aš puikiai suprantu, kad tėvam ten visiškai neaišku, nes, aš ir pati žinau, aš sakau, kaip ir pradėjau dirbti tada tuo metu įmonėj, aš pati apie tas autokėdutės nieko nežinojau ir aš prisimenu, kaip viską reikėjo išmokti ir įsiaiškinti ir panašiai, kiek man pačiai buvo klausimų. Tai man realiai tokių kažkaip, kad keistų klausimų, tai ar tokių įdomesnių tikrai negaunu, tai yra labai dažniausiai labai mandagus tėvai, kurie kreipiasi ir kažką pakomentuoja. Gal irgi yra vieną kartą buvo toks įvykis, bet čia pačioje pradžioje kažkada buvau tiesiog net nepataginus nei influencerės, bet man pati influencerė parašė su tokiu čia, ką čia aiškinam, bet man tiesiog labai šiek tiek pasakysiu ir pikta, ir liūdna, kai žmonės turintys didelės auditorijas tiesiog transliuoja tom didelėm auditorijom neteisingą pavyzdį, iš tikrųjų, kuris gali sukelti labai didelės rizikas vaikams. Nes jeigu kalbam apie tokius, sakykime, 100 000, tie patys 50 000, tai jeigu žmonės pamato, tai mes nenorim, influenceriai labai, ir šiaip žinomi žmonės neturi labai daug galios.
Mes visi, ką matom, mes užfiksuojam, tuo labiau mes iš tų laikų, kai mes užaugom be kėdučių, be saugos diržų. Tai, vat ir jie naudoja, nieko neatsitinka. Bet iš tų 50 000 kažkas tai tikrai paklius į įvykį. Prisipažinsiu, ne visada spėju pavalgyti. Todėl džiaugiuosi atradęs Nara Health. Subalansuotą maisto kokteilį, kuris yra puikiai alternatyva vietoj užkandukų ar šokoladukų. Išgėręs vieną porciją gaunu 420 kalorijų ir esu sotus bent 3-4 valandoms. Nara Health naudoju jau ilgiau nei metus ir vis sulaukiu jūsų klausimų, todėl pabandysiu juos atsakyti. Skonių yra įvairiausių, bet man labiausiai patinka bananinis ar braškinis, kurie primena rytinės avižinės košės ar avižinio sausainio skonį su bananais ar braškinis. Gamintojai – lietuviai, kurie maisto ir gėrimų industrijoje kuria produktus jau 10 metų. Nara Health porcijoje yra 23 gramai žirnių baltymų, tačiau kartu tai ir subalansuotas maisto kokteilis praturtintas angliavandeniais, skaidulomis, vitaminais ir mineralais. Tinka. Ypač tinka ryte, kai skubame, aš pats vartoju po vakarinių treniruočių. Visgi, vakarieniai geriausia laiko skirti savo ir šeimai, nes maisto gamyba, valgymas kartu yra labai svarbu. Tikrai galiu ir siūlau išbandyti subalansuotą maisto kokteilį Nara Health. Su nuolaidos kodu užeikite, gausite 20% nuolaidą. Jeigu kyla klausimų, juos galite rašyti komentaruose. Nekartą jau yra tekę ir kalbėti apie tą socialinį atsakingumą, kur tu ne tik už save esi atsakingas, bet iš dalies ir už tuos žmonės, kurie tave stebi ir kuriem tu esi pavyzdys ir transliuoti tokius neapgalvotus dalykus ir džiaugtis, kad vežu vaiką ant kelių arba aš užsisegus, o vaikas ne šalia ir tą rodyt, tai tikrai yra mažiausiai neatsakinga. Aš sakyčiau, jeigu norim rizikuoti savo vaiku, rizikuokit, nes vis tiek, čia kiekvienas tėtis ar ne yra atsakingas, bet netransliuokit didelėm auditorijom. Nes, sakau, tikrai kažkas net nepagalvojant, tiesiog atkartojo, bet, tikrai pagalvokit, ką darot. Galų galiausia policijos patrulis gali pamatyti ir išrašyti baudą, kas irgi, atsimenu, kažkada buvo. Už stories tiesiog, kur vaikas neprisektas gavo baudą iš policijos, nes tai pažeidžia kelių eismo taisyklės. Tai vėlgi, taisyklės yra visiems lygios ir kam sukelt tą riziką. Labai daug apšnekėjom, labai daug temų ir galėtume, man atrodo, šnekėti valandas, bet paskutinis mano klausimas būtų ir prašymas tau, tai yra palinkėjimas mūsų laidos Užeikite, kas laukiate žiūrovams. Tai visų pirma, gal palinkėsiu tada saugių kelionių ir stengtis ne tik apsaugoti savo vaikus, bet ir save. Ir pagrindinė galbūt žinutė ir būtų ta, kad stenkitės vaikus vežti atbulomis kuo įmanoma ilgiau, nes čia yra lengviausias būdas jiems suteikti geriausią apsaugą. Ačiū tau labai, Viktorija, už tavo laiką. O aš noriu padovanoti mūsų laidos partnerių Nara Health maisto kokteilį, kuris galbūt padės tau skubant ar darbuojantis ar tiesiog rašant tekstus. Ačiū tau labai, kad apsilankei pas mus. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Tai buvo laida Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška ir šiandien laidoje svečiavosi vaikų saugos automobilyje edukatorė Viktorija Gorytė Jonson. Visas laidas galite rasti YouTube kanale Užeikite. Būtinai peržiūrėkite laidas ten arba klausykite jums patogiu metu Spotify platformoje. Spauskite patinka įvairiausiuose socialiniuose tinkluose, paskyrose Užeikite, kas laukiate ir iki kitos laidos. Būkite sveiki.